Sveiki, lankomės vienoje didžiausių Europoje PET granulių gamyklų Neo Group. Kuo įmonė užsiema, kokie jo pasiekimai ir žinoma, kokią techniką naudoja, netrukus ir sužinosime. Eime! Esu Evaldas Montvydas, OB Neo Group logistikos vadovas. OB Neo Group įmonė yra tarptautinė ir labai dinamiška įmonė. Įsikūrusi Klaipėdos rajone ir jau 20 metų gamina PET granulės skirtas maisto produktų ir gėrimų pakuotėms. Įmonė ypatingą dėmesį skiria proceso ir produkto kokybei, tvarumui ir efektyvumui. Kokius lūkesčius kelia būtent technikai? Pagrindiniai lūkesčiai technikai būtų, kad technika būtų saugi, patikima, lengvai valdoma. Taip pat, kad būtų amortizacinės išlaidos kuo mažesnės. Labai svarbu, jog aptarnaujančio serviso darbas būtų kuo lankstesnis, greitesnis ir patogesnis. Sakyk, o kiek laiko naudojatės Alvark technika ir paslaugomis? Su Alvark technika bendraujame jau daugiau nei 10 metų. Per šį laikotarpį naudojame Alvark techniką įvairiems sandėlio krovos darbams atlikti. Kokius turite atsinaujinančios energijos įgyvendintus projektus jūsų įmonėje? Šiuo metu OB Neo Group įmonė turi veikiančią biokuro katilinę. Taip pat turime įsirengę saulės energijos parkus. Taip pat perteklinę šilumą panaudojame elektros gamybai. Naujos pažangios technikos naudojimas mums yra kaip įsipareigojimas tvarumui ir technologijoms. Tai yra kaip tęstinė investicija į jau įmonės įdiegtus ir diegiamus projektus. Kalbant apie pačią techniką, tai galbūt galime eiti į sandėlį ir pažiūrėti, kaip dirba. Taip, žinau. Tai jau matau, laukia jūsų kolegė. Labą dieną. Rasa, Lietuvos produkcijos sandėlio vadovė. Sveiki, Rasa, malonu. Matau, iš tikrųjų, jau išrikiuota technika, tai gal galima truputėlį pakalbėti apie ją konkrečiau, ar ne? Kiek krautuvų turite ir kokių? Iki šiol mūsų pagrindinę krovos techniką sudarė Lindės dujiniai krautuvai, o nuo šių metų spalio mėnesio atsinaujiname visą gatavos produkcijos sandėlyje naudojamą krovos techniką į naujus Lindė ličio baterijomis varomus krautuvus. Šiai dienai mes turime 11 krautuvų, iš kurių 1,8 tonos krautuvai naudojami supakuotos produkcijos sandėliavimui, 7 krautuvai 2,5 tonų naudojami vilkikų bei konteinerių krovai. Ir kalbant būtent apie elektrinius, kadangi pakeitėt prieš tai buvusius ir, nežinau, pastebėjot kažkokių pagerėjimų būtent kasdienėje veikloje? Taip, vien jau tas, kad išvengiame dujų balionų keitimo procedūros, tai ne tik, kad sutaupom laiko, bet ir sumažinam fizinį krūvį. Čia pamainos keitimo metu nebereikia vykdyti dujų balionų apskaitos ir patikros. Tokiu atveju procesas tampa efektyvesnis ir greitesnis ir yra paprasčiau kontroliuojamas. Darbu tik pažymėjau, kad krautuvai yra tikrai dinamiški, manevringi, svarbiausia tylūs. Tylūs, patogus valdymas ir geras matomumas. Tai čia jau yra tas galutinis produktas, kurį jau pagaminę jau išsiunčiat jau klientų, ar ne? Taip, jau čia yra galutinis produktas. Matau, kad pas jūs įmonėje būtent ant krautuvų yra bliuspotas, tai manau saugumas pas jūs tikrai ne paskutinėje vietoje, ar ne? Mūsų įmonėje saugumas yra prioritetas. Dieninės pamainos metu sandėlyje juda daug krovos technikos. Tam, kad išvengti nelaimingų įvykių ir atsitiktinumų, tam yra naudojamas bliuspotas, kad darbuotojai aiškiau pastebėtų judančias krovos technikas. Gerai, Rasa, noriu padėkoti už skirtą laiką, labai buvo malonu. Ačiū, Evaldai. Buvo labai įdomu išgirsti iš jūsų apie krovos techniką ir kaip jums sekasi ir linkiu sėkmės. Ačiū.